noriu jūs labai ramiai dar kartą pakviesti į rinkimus sekmadienį. Būtinai dalyvaukite. Dar gerbiamas Kipras. Taip, aš noriu pasisakyti būtent dėl liberalų, to ypatingai besižavinčio jaunimo, tais liberalais, kad jie tikrai nemato tos būtent federacijos, į kurią mus traukia, ir tolimesnių pasiekmių, to būtent nutautėjimo, tai skaičiuokime ne metus, ne du, skaičiuokime po 5, 10, 20 metų, kokia tai yra programa ir kad mes kaip tauta tikrai yra galimybė mums tiesiog išsunykti. Tai dabar dėl jaunų veidų ir populizmo. Žinot, gerbiamas Kiprai, šitoje vietoje aš atsakau ir kai ką patiksinsiu. Švęsdami Europos šitos visus jubiliejus, liberalai, kurią čia dabar dieną prieš savaitę, Vilniuje, Kudirkos aikštėje, leido savo didžiuliu mėlynu su visa ES simbolika šalių apjuosti Vinco Kudirkos paminklo statulą. Vincas Kudirka su ES vėliava. Ir kalbėdamas apie liberalų jaunimo, kaip sakot, jaunimo žemėjimėsi liberalų gražiais lozungais ir visomis šitomis akcijomis, akcijytėmis, pažiūrėkite Alkas LT, ekspertai AU, Zemės vardu.lt, yra net ir keletas trumpų interviu su tais liberalų jaunimo žmogeliais, jaunimėlio, kurie mandagiai buvo paklausti iškart po šito mėlyno šalio užkabinimo ant Kudirkos paminklo, pasipuikavo ir kalbelę pasakė Artūras Zuokas, ta prasme, kuo jis mane kaip mąstantis politikas pritrenkė, nes tikėjau jo tokios atviros klaidos. Tai jie beviltiški. Jie neturi ką pasakyti, kodėl tai padarė. Ir tiems, kurie nori nors kiek giliau pamastyti apie turinį, aš parašiau tokį iškart po šio įvykio straipsniuką rinkimai, nerinkimai. Yra toks Vinco Kudirkos eilėraštis Lietuvos tilto istorija. Paskaitykit šitą eilėraštį ir jūs suprasite, kaip jūs įžeidėt ne tik tai Vincą Kudirką, bet ir mūsų tautiškos giesmės autorių, mūsų valstybės simbolį. Tyčiokitės iš manęs, tyčiokitės iš Kipro, tyčiokitės iš kitų Valentino Grumbino, kurie tarkim, nepritarė jum ar kritiškai žiūri ES forsuojamas iniciatyvas. Tyčiokitės iš mūsų. Bet kas jum leido tyčiotis iš Vinco Kudirkos? Norom, nenorom prisimeni gėjų eitynės ir prieš jas užsieniečius įsityčiojusius iš monsinjoro Svarinsko aukojamų mišių prie mūsų arkikatedros ir simbolinio mūsų policijos įvertinimo. Policija turėjo įvertinti šitą veiksmą. Prezidentė negali nereaguoti į tokius dalykus. Tai yra mūsų valstybės simbolių išniekinimas. Vincas Kudirka yra mūsų valstybės simbolis. Gal baigim šiandien šitą spaudos konferenciją. Kažkaip koktu. Nu gerai, Kiprai. Man iš ties skaudu girdėti dėl tokių įvykių, būtent liberalų pažiūrų į tautinės vertybės ir jų menginimą. Bet kaip Rolandas Paulauskas pasakytų, tai yra jų iškreiptas vertybių matymo laukas. Noriu pasakyti dar dėl populizmo, kaip užsiminė prieš tai klausantis asmuo. Tai yra žmonės visuomenininkai,
nesisteminėse partijose ir tiek nepartiniai, tiek nesisteminiai kandidatai, tai yra visuomenininkai. Tikrai savo darbu, o ne populizmu, pelnė tą galimybę dalyvauti europarlamentarų rinkimuose. Ir aš vienas iš jų Tautininkų sąjungos sąraše, Kipras Valentinavičius. Taip pat dar kartą norėčiau paraginti dalyvauti tuose europarlamentarų rinkimuose vien todėl, kad įvyksta pati situacija, kaip praeitais rinkimais suėjo tik tų pačių sisteminių partijų 20% rinkimų teisę turinčių piliečių. Tai tiek, ačiū. Na, vis tik, žiūrėkit, Jonas Jonka labai aktyvus klausėjas ir bando, jis matyt gal atsiliepė į mano kvietimą pasityčioti iš manęs, tai klausimas toks, gerbiamas Zigmai. Kalbant apie pinigus, sakykite, ar Lietuvai geriau rublis ar euras? Galima pajuokauti, galima pasakyti, kad ponas Jonas nesupranta, ką klausia. Ne, jis supranta, ką daro. Manau taip. Tai klausimas yra toks. Turimas omeny be abejo konservatorių Vytauto Landsbergio nuolatinis gąsdinimas, kuris dabar labai naudingas yra Daliai Grybauskaitei, kad čia kažkas organizuoja kažkokius referendumus dėl stojimo į postsovietinę erdvę. Taigi taip yra spekuliuojama. Gink Dieve, neikite jokį referendumą, nei dėl lito euro, nei dėl žemės, nei dėl 100 000 barjero referendumai. Jeigu kalbam apie tai visų pirma priminsiu, kad yra Lietuvos konstitucinis įstatymas draudžiantis jungtis į postsovietinės erdvės. Ir kaip į postsovietinės erdvės sąjungas, taip ir beje į Europos Sąjungą mūsų konstitucija ir konstituciniai įstatymai, yra dar konstitucinis įstatymas 91 metų vasario 11 dienos dėl Lietuvos Respublikos, draudžia stoti į bet kokią sąjungą, jeigu tam nepritarė 3/4 mūsų visų sąrašinių rinkėjų. Tai yra šiuo metu, jeigu pagal oficialius duomenis, apie 2,5 milijono. Tai matant aktyvumą ir matant didelį konservatorių, liberalų, Landsbergio, Dalios Grybauskaitės ir kitų sąmoningumą, tai nereikia juokauti. Ir nereikia spekuliuoti tais dalykais. O jeigu kalbam rimtai apie eurą, tai ačiū Dievui dabar jau ir valdžia prašneko apie išlaidas, kurias patirs Lietuvos Respublika. Klausimas yra kitas. Kodėl, turint 107% padengtą mūsų valiutą litą, mes turime atiduoti ir dalį atsargų, jau bent taip prisipažįsta valdžia? Kodėl turim stoti į nepadengtą eurozoną, kurią ištiko krizė? Šioje vietoje aš paneigsiu griežtai Dalios Grybauskaitės spekulaciją rinkimų metu, kad jeigu Lietuva 2006-2007 metais būtų įsivedusi eurą, tai ji tariamai ten ar ne 8 milijardus būtų čia papildomai uždirbusi. Eilinis blefas, melas. Pasižiūrėkite, kur ištiko krizė. Ištiko eurozonos valstybės krizė. Kodėl mes atsilaikėme, nežiūrint į beprotiškus skolinimusis už fantastiškas palūkanas, ne iš Tarptautinio valiutos fondo, ką Zigmantas Balčytis įvardino, Lietuva darė Grybauskaitės nurodymu. Tai klausimas daugiau negu aiškus. Jeigu šituos dalykus Dalia Grybauskaitė, ji niekam viešai nepaaiškina savo sprendimų. Ji viena juos priima arba vykdo kažkieno valią. Jeigu jinai, pavyzdžiui, mes matome jos pajamas
deklaruotos prieš šios rinkimus. Ir pagrindinis uždarbis yra iš Lietuvos vertybinių popierių pirkimo. Tai jeigu būtų tarptautinių valiutos fondų pasinaudota paskolomis krizės metu, tai ir Lietuva būtų mokėjusi visiems kreditoriam apie 3 kartus mažiau palūkanų. Vienas iš jų kreditorių yra pagal Dalios Grybauskaitės deklaraciją jinai pati. Tai ir jos uždarbis būtų buvęs 3 kartus mažesnis. Aš atsiprašau, bet kai tokio lygio melas paleidžiamas, tai tada aš noriu parodyti ir interesų konfliktą. Kaip priežastį, vieną iš priežasčių, priimant tokius konjunktūrinius sprendimus. Taigi, niekas manęs neįtikino Danijos užsienio reikalų ministro pasakiusio, neeisim į tokią rizikingą eurozoną ir eksperimentą nedarysim. Nėra jokios logikos. Vienintelis pseudo argumentas dėl konvertavimo išlaidų. Vienintelis. Atsakymo, kodėl Estija per 2 metus įstojusi į eurozoną padvigubino valstybės skolą, atsakykit. Nėra atsakymo. Todėl, kad stojimas į eurozoną kaštuoja ir įsipareigojimai didėja, o lėšų trūksta viskam. Tai geriau tuos 1,3 milijardų, dabar gal jau ir daugiau, sukauptų euro įvedimui, kuriuos tikrai valstybė turi, likusius reiks skolintis, skirkite, dar kartą sakau, pensininkam, skirkite kultūros darbuotojams. Ir abiem kandidatams sakau tai į prezidentus. Nespekuliuokite vien tik pensininkų pensijų didinimu. Pasižiūrėkite, kultūros darbuotojų atlyginimai vos te didesni už minimalias pensijas, už praktiškai lygus minimaliam darbo užmokesčiui. Nu kiek jūs tyčiusitės iš šitų žmonių? Turit lėšų, bet vykdot Briuselio nurodymą įsivesti eurą. Bet bent šitoje vietoje sąžiningai būkit. Aš tikiuosi, ketvirtadienį bus debatai LRT. Aš tik Edmundą Jakilaitį bent šitą klausimą galiu užduoti abiem kandidatam. Tikiuosi, kad jie abu ateis į šios rinkimų debatus. Nes vakar skelbti debatai tai nebuvo debatai. Vienas debatuoja su Rita Miliūtė vienoj patalpoje, kitas kitoj. Tai nėra debatai. Ir žmogus, kuris bijo viešų debatų, reiškia, turi ką slėpti. Ačiū. Valentinas Grumbinas. Kadangi čia kalba užėjo apie finansus, tai aš nesuprantu vieno dalyko. Kiek atsimenu iš mokslo universitete, tai vienas iš tokių esminių ūkio valdymo priemonių yra kaip tik pinigų valdymas. Tai yra vadinama monetarinė politika. Tai dabar aš nežinau, kodėl, ar tie liberalai, ar ten konservatoriai, dar kažkas valdžios tie mūsų atstovai, taip siekia prarasti šitą vienintelį tokį svertą valstybės. Taigi iš tiesų mes atsisakydami lito, pasimdami svetimą valiutą, jau mes pradėsime dirbti ne tik Lietuvos, kaip sakant, valdžiai, bet dar ir Briuselio valdžiai. Negana to. Aš nežinau, visos tokios rimtesnės valstybės, imkim Lenkiją, ten ar Skandinavijos, ar Didžiosios Britanijos, taigi jie kaip tik nenori atsisakyti savo valiutos, supranta, kas vyksta, tai kaip čia dabar, suprantu, prieš 24 metus Tarybų Sąjungos laikais mūsų valdininkija tarnavo, reiškia, tai valdžiai, tarybų valdžiai, dabar kažkaip tarnauja Briuselio valdžiai, bet mes galų galę tą savo lietuvišką valdžią turėsim ar ne? Dėkui. Aš dėkuoju už priminimą ir dar Jonui prieš tai klausiusim rublis ar euras, aš pasakysiu, kad mes, būtent mes, pasiekime, kad atsiskirtume nuo rublio zonos. Tai, žinot, tyčiotis galima, bet tyčiotis reikia ir sveiko proto ribas turėti. Nes pats kvailai atrodote. Dabar, taip, litas savo valiuta yra ekonomikos reguliavimo svertas. Dalies jų jau netekome.
Per paskutinę mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės kadenciją suvienijame bankus į vieną sistemą, suvienijame finansus. Ne tik eurozonos stojimą aš turiu omeny, bet ir tai, kad biudžeto jau savo nebegalim patvirtinti be palaiminimo iš centro. Tuoj priežiūros institucijos vienysis, Europrokuratūra steigiama, nors jokia sutartis nepasirašyta dėl to. Tai vyksta labai paspartintas unitarinis valstybės modelio realizavimas. Labai paspartintas. Ir Dalia Grybauskaitė neatsako į šiuos klausimus. Nei Rita Miliūtė, nei Tapinienė, nei Edmundas Jakilaitis šių klausimų neužduoda. Koks Lietuvos ir ES santykis? Štai į šitą klausimą aš noriu girdėti aiškius kandidatų į prezidentus atsakymus ir jų įsipareigojimus rinkėjam. Viešus, dar geriau raštu. Mes jau netenkame. Beje, reikia baigti pasaką, kad mes gyvename iš ES biudžeto. Yra du argumentai. Vieną Rolandas Paulauskas yra atkreipęs dėmesį. Pinigai paramos mokami tam, kad mes savo ekonomiką mažintumėm. Ir žemės ūkį uždarinėtumėm ir gamyklas. Tai vienintelis Balčytis atkreipė bent vakar dėmesį į tai, ką reikia, kad reikia vis tik kelti ekonomiką. Ekonominius vienetus skatinti. Tačiau, jeigu kalbam apie šiuos dalykus, tai noriu, kad būtų šitie klausimai tiesiai šviesiai įvardinti ir atsakyta. Neslapukaukime. Kokia turi būti ES vizija? Tas klausimas visur yra užduodamas ir visur turi būti užduodamas. O jeigu, kalbant dar apie ekonomiką, tai prisiminkim vieną dalyką. Nario mokesčiai suformuoja mažiau kaip pusę ES biudžeto. Kita didžioji pusė formuojama iš santykinai nedidelio cukraus akcizo ir importo mokesčių. Importo PVM'as, akcizai, muitai. Lietuva importuoja labai daug dujų, bent jau ir elektros paimkim. Visai šitie mokesčiai keliauja į ten. Mūsų finansų ministerija raštu ir žodžiu man patvirtino, kad jie net neskaičiuoja, kiek mūsų biudžetas netenko tokių lėšų. O sveiko proto, kaip liberalai agituoja žmogus, vadovaujantis valstybei ir vyriausybei taip pat, skaičiuotųsi. Nes jeigu nedaug dievė griūna eurozona, pasiekmes rimtos, sutartyse dėl euro įvedimo nieko nėra apkalbėta, kaip grįžtama atgal prie mūsų valiutos. Todėl šitoj situacijoje tai ne vaikų žaidimas yra. Ir neapsimeskime, kad mes nesuprantame, jog Briuselis dalina ne iš dangaus nuleistus pinigus, o iš mūsų ir kitų valstybių surinktus. Ir dar priminsiu, iki stojimo į ES mes gyvename ir ne su tokiamis skolomis. O parama eina labai nevykusiai, ne tik strateginiam objektam, bet ir darant išimtis privačiom struktūrom. Ir tai vadinti laisva rinka niekaip neišeina. Ir už tai dar primokame iš savivaldybių biudžeto, iš valstybės biudžeto. Aiškiai, trejopai skausminame ir sumažiname savo biudžetą. Todėl žmonės, kurie nešneka apie tai, ir žmonės, kurie net nenori skaičiuoti tų skaičių, elgesi visiškai neatsakingai mūsų visų Lietuvos piliečių ir mūsų valstybės atžvilgiu. Ačiū, mes jau viršijom limitą. Dėkui. Geros dienos ir gero pasirinkimo, nors ir sudėtingo pasirinkimo sekmadienį.